Atliekų rūšiavimas mūsų namuose. Ar žinai, kad buityje sukaupiamos stiklo, plastiko, metalo ir popieriaus gaminių atliekos tai naudinga antrinė žaliava naujų daiktų gamybai? Šio proceso metu ne tik tausojami gamtos ištekliai, bet ir mažinama aplinkos tarša. Prisimink, popieriaus, plastiko, stiklo ir bendras atliekas reikia sudėti į specialius tam skirtus maišelius, o šiuos išmesti į atitinkamus skirtingomis spalvomis pažymėtus konteinerius. Juk tai daryti taip paprasta ir svarbiausia – naudinga. Ar žinai, kad nereikalingų švarių stiklo indus ir duženas būtina mesti į žaliąjį konteinerį? Plastikinėms pakuotėms, kurios pažymėtos PET, HDPE, LDPE, PP ir kitais ženklais, buteliams su užsuktais kamšteliais, polietileno maišeliams ir kitų rūšių plastiko atliekoms bei skardinėms nuo gėrimų yra skirtas geltonasis konteineris. Į mėlynąjį popieriui skirtą konteinerį metamos švarios, sausos, neriebaluotais paviršiais popieriaus ir kartono atliekos. Spaudos gaminiai, rašomasis popierius, knygos neturinčios kietų viršelių, gofruoto kartono ir kitos popierinės pakuotės. Prisimink, panaudota elektroninė įranga į konteinerį mesti draudžiama. Šias atliekas būtina atiduoti surinkėjams ar palikti tam skirtose vietose. O kitų rūšių atliekoms skirtas bendrasis konteineris. Taigi, rūšiuok atliekas, būk atsakingas, rūpinkis aplinką, nes aplinka tai tu.